Gyvūnai tikrai jie nestebi, ar tai bobų vasara, ar tai nespėlioja, kai mes ar bus labai snieginga, ar šalta žiema. Jie tiesiog, kaip sakiau, orientuojasi į tokius paprastus gamtos veiksnius ir sakykime, o atšilimas taip, jisai turi daug reikšmės gyvūnams ir augalams. Gamta visada yra nuostabi, jinai kiekvienu metu ir tik tai reikia stebėti ir pažinti. O šis laikotarpis tai vienas iš tų gal gražesnių gamtoje, nes vasarą tuos žydėjimus, žalumą keičia ruduo, gyvenimas, visai keičiasi gyvenimas tiek augalijos, tiek gyvūnijos. Gyvūnija keičiasi, kad vasara toksai ir metas, kaip ir mum, ir smagus gyvenimo metas. O ateina ruduo, daugumas gyvūnų pradeda ruoštis žiemą, jeigu kalbėsim apie kai kuriuos, sakykime, Lietuvoje, tų gyvūnų, kurie gal užmiega žiemos miegu nėra tiek daug, tai, sakykime, gal yra ežiai, miegapelės, jeigu žinduolių barsukai, aišku, tie visokie varliagyviai, driežai praktiškai visi, tai šie gyvūnai, sakykime, jie stengiasi kuo daugiau dabar maitintis, o kiti gyvūnai, kaip ruošiasi žiemai, kitais būdais, sakykime, ypač smulkus, kaip voverės ar kitokios pelės, įvairios jos renka, kaupia atsargas. Dabar dar kuo įspūdingas tas ruduo, sakykime, ypač didelių gyvūnų skaičių, tai prasideda tie įvairūs elnių vadinami baubimo visokie laikai, ten aišku, tai yra tas laikas irgi susijęs su oro atšilimu, nes, sakykime, nes jie čia pradeda jų, tas baubimas susijęs su jų tuoktuvių ceremonijom. Dabar elnių tikrai labai, aplamai visoje Lietuvoje stipriai padidėja ir galima jų išgirsti beveik kiekviena miške. Aišku, reikia pataikyti tą, kad būtų ramus oras. Šiek tiek, šiandien mes tokį turim, kad ir vėjuotą, bet šiltą orą, tai gali jie ir nebaut, kadangi jie, kaip sakiau, mėgsta, kad būtų toksai vėsesnis tas oras. Aišku, reiktų susirasti tas vietas, kur jie tai daro. Gyvenimas gana intensyvus, mes kažkur bėgam, skubam ir nieko nematom. O atėjus į gamtą, jeigu dabar dar galit pastebėti ir su žiedais, augalėlių, ten smulkių kažkas, nes ta šiluma jiem duoda tą atgaivą, sakykime. Ir aišku, jie nesubrandins jau sėklų, nieko, jie vaisių neužaugins, bet jie dar dažnas sužydi, mus padžiugina savo žiedeliais. Reikia pirmiausia sulėtėti patiem mum, tai mes ne tik gamtą, gal ir kituose aplinkuose daugiau kažką pastebėsim. Ir manau, kantrybės reikia, nes daug ką, kad pastebėti ir toj gamtoj, ne vien, kad sustoti reikia ir pabūti ir tikrai, bet reikia apsiginkluoti kantrybę, nes kartais tai užtrunka. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.